Edita Daniūtė – pati švelniausia komisijos narė. Dar iki projektui prasidedant, Edita parodė visą savo sielos grožį. Aš tau pasakau! Aš sėdėsiu visą gyvenimą! Prasidėjus projektui, jo švelnumas niekur neišgaravo, o liejosi per kraštus. Čia jokios elegancijos aš nemačiau, iš tikrųjų. Aš tokios nesąmonės dar nemačiau gyvenime. Silpnas šokis ir tiek. Numeris absoliučiai nevykęs. Kas dabar brangiai darosi visiems šiandien? Elegancijos 0. Buvo labai blogai, aš tik tai 4 balus jums galiu skirti. Žodžiu, cirkas išvažiavo, klaunai liko 6 balai. Tačiau Edita ne tik švelniai kritikuodavo kitus, bet ir pati buvo paruošusi ypatingų pasirodymų. Ponai ir ponios, Edita jums paruošė šią savaitę. Jinai labai sunkiai dirbo, bet mes išmokom. Štai jos paruoštos saulutės jums. Edita Daniūtė, nusilenkiam. Kartais Edita švelniai kibdavo į plaukus laidos vedėjai. Tik nesinervuokite, nes jūsų suknelė krenta. Gerai, kad vedėja tokia pati švelni. Turiu ką prilaikyti, skirtingai negu jūs. Visi žino, kad aš turiu liemenį, tai galiu rengtis bet kaip. O pačią tai mačiau, spraudė, neįspraudė. Krūtinė per kraštus lipo, bet gražiai labai atrodo. Ačiū. Edita Daniūtė. Angelas, ne moteris.